Kalbos garsus lipdo kalbos padargai. Tai yra organai dalyvaujantis tariant kalbos garsus. Be kalbėjimo funkcijos jie atlieka dar kvėpavimo, virškinimo ir kitas fiziologinės funkcijas, bet šiuo atveju mums svarbesni dalykai susiję būtent su kalba. Taigi yra dvi kalbos padargų sistemos – energinė ir artikuliacinė. Energinę sistemą sudaro diafragma, plaučiai, bronchai ir gerklė. Ir šita energinė sistema yra tiekėja. Jinai tiekia oro srovę, kaip garso šaltinį, artikuliaciniai sistemai. O artikuliacinę sistemą sudaro gerklos, liežuvis, dantys su dantenomis, gomurys, lūpos, burnos ir viršutinių kvėpavimo takų ertmės. Dar kalbos padargus mes galim truputėlį kitaip paklasifikuoti, pagal tai, ar jie yra aktyvieji ar pasyvieji, kitaip tariant, ar jie juda ar nejuda. Tai aktyvieji kalbos padargai yra balso klostės, arba kitaip tariant, balso stygos, užpakalinė ryklės sienelė, minkštasis gomurys su liežuvėliu, liežuvis ir lūpos. Tai aktyvieji kalbos padargai ir pasyvieji kalbos padargai yra dantis, aišku, jeigu jie nejuda ir nekliba, dantenos ir kietasis gomurys. Tai visas šitas kompleksas, mūsų organų kompleksas arba vadinamųjų kalbos padargų kompleksas ir yra tas skulptorius, kuris lipdo mūsų kalbos garsus.